Obligacijos ir obligacijų fondai nėra saugesnės investicijas už akcijas. Pastaruoju metu labai daug reklamos socitinkluose, bent jau man išmeta daug reklamos, investuoti į obligacijas ir ne šiaip kokias, o mokančias iki 12% per metus, 80-12%. Ir mažiau suprantančiam tai gali pasirodyti nerealiai geras dylas, nes obligacijos iš bendro žinojimo yra investicinė priemonė, kurios rizikingumas yra labai mažas arba net neegzistuojantis, lyginant su baisiomis vertės svyruojančiomis akcijomis ir kompanijomis, kurios iš vis gali bankrutuoti. Tai ne, arba bent jau ne visai taip. Tai ką mes su jumis padarysime šiame video, tai peržiūrėsime obligacijas, obligacijų fondus, peržiūrėsime pakategorizuosime jų rizikingumus ir palyginsime rizikas investuoti į obligacijas, obligacijų fondus ir akcijas. Pradedame nuo obligacijų. Paprasta kalba, obligacija tai skolos raštelis, kas yra vertybinis popierius. Kai kokiai kompanijai, įstaigai ar valstybei prireikia pinigų, jos išleidžia ir parduoda obligacijos. Na, šiaip ne pačios yra, kas tuo rūpinasi ir tai padaro, bet sakykime, jos pačios išleidžia ir parduoda obligacijos ir visos obligacijos turi 4 dedamąsias. Tai kaina, už kurią yra parduodamos, data, kada obligacijos bus išpirktos atgal iš investuotojų, kiek obligacija mokės metinių palūkanų ir kas kiek laiko mokės palūkanas. Būna ir tokių, kur išmoka palūkanas išperkant obligacijas atgal. Tai pavyzdžiui, Lietuvos valstybei reikia pinigų vykdyti socialinėms programoms, infrastruktūrai plėsti ar mokėti tarnautojams atlyginimus, tai ką jie gali padaryti, tai išleisti obligacijos, pavyzdžiui, kurios kainuoja po 1000 eurų, bus išpirktos po 5 metų, mokės 3% palūkanas ir mokės palūkanas kas metus. Tai nusipirkus tokią obligaciją dabar už 1000 eurų per 5 metus gausime 150 eurų palūkanų ir 5 metų gale atgausime savo pirminį 1000 eurų. Na, o Lietuvos valstybė yra geroje finansinėje situacijoje, geba vykdyti savo finansinius įsipareigojimus, kas reiškia bankrutuoti neturėtų, tai reiškia ir turėtų išpirkti po 5 metų savo obligacijas ir mes liksime nepraradę savo pinigų. Tai vat, valstybinės obligacijos yra gan patikimos, bent jau tų valstybių, kurios vykdo savo finansinius įsipareigojimus, bet kai obligacijos išleidėja yra įmonė, rizika keičiasi, nes bankrutuoti vietinai regioniniai įmoniai yra kur kas didesnė tikimybė nei valstybei. Dėl to ir siūlomų įmonių obligacijų palūkanos būna kur kas didesnės nei valstybinių obligacijų. Tai didesnės palūkanos reiškia didesnę riziką, nes kažkaip reikia pritraukti investuotojus duoti pinigų. Tai jeigu siūlomos palūkanos iš obligacijų yra link ar net virš 10%, tai gali būti kur kas rizikingesnė investicija nepirkti kompanijos akcijas akcijų biržoje. Kad turėtumėt platesnį supratimą ir įsivaizdavimą, matymą, nežinau, supratimą. Apple gebėjimas vykdyti savo finansinius įsipareigojimus pagal Standard & Poor's, tai pasaulinį vertintoją, tai Apple gebėjimas vykdyti savo įsipareigojimus yra didesnis nei Lietuvos. Ir Apple 2013 metais išleido ganėtinai daug skirtingų obligacijų, mokančių 3,8% už 30 metų obligacijas. Tai tik už 30 metų išpirks atgal, tai rizika didelė, investuotojų didelė rizika, nes 30 metų fiksuoja obligaciją ir gauna po 3,8%. Ir čia yra už didelę riziką 3,8%. 10 metų obligacijos su 2,4% palūkanomis, 5 metų su 1% ir už 3 metų obligacijas, šiaip ten rašteliai, bet tai labai panašu, ko ne tas pats, 0,3%. Tai tikrai nereikėtų turėti įsivaizdavimo, kad obligacija mokanti 10% bus saugi investicija, plus jeigu obligacija išleidžiančios kompanijos turtas tesiekia 10, 15 ar 20 milijonų eurų. Tik kur mažesnė tikimybė prarasti savo pinigus? Perkant 10% išmokančias obligacijas ar perkant akcijas kompanijos, kurios yra finansiškai patikimesnės už Lietuvą? Ar perkant TTFO akciją, kas yra fondas ir kuris yra sudarytas, pavyzdžiui, iš 500 kompanijų, kurių plus minus 60 yra finansiškai patikimesnės už Lietuvą, kitos tokio pat arba labai panašaus patikimumo. Tai su obligacijom galima prarasti visus savo investuotus pinigus vienu kartu. Jeigu kompanijos akcijomis yra prekiaujama akcijų biržoje, ji jau turi gerą finansinį reitingą. Pavyzdžiui, New Yorko vertybinių popierių biržoje mažiausios kompanijos reitingas yra B-. Čia maždaug kaip buvo Lietuvos 2007-2013 metais. Bet ir šios kompanijos gali bankrutuoti, dėl to svarbu rinktis, kur investuojame pinigus. Nes kaip jau, manau, supratote, obligacijos gali būti kur kas rizikingesnės už akcijas. Bet bendrai, ar obligacijos yra blogas įrankis? Tikrai ne. Bet 10-15% palūkanų realu gauti daug saugesnėm finansiniam priemonėm nei tokio tipo obligacijos.
Toliau palyginkime obligacijų fondus, kurie turi kitokį rizikingumą ir kitaip veikia nei tiesiog obligacijos. Ir čia dabar matote keletą obligacijų mokančių iki 7,8% palūkanų. Beje, jeigu sugalvotumėt pradėti investuoti į toliau demonstruojamus edukacinius pavyzdžius ar į kitas priemonės, susikuriant Freedom24 paskyrą nuo 24 metų gruodžio iki 25 metų balandžio galo ir pradėjus investuoti, galite gauti iki 10 akcijų dovanų priklausomai nuo investuojamos pinigų sumos. Kiekvienos dovanojamos akcijos kaina gali siekti $800. Brokeris yra licencijuotas, veikia visoje Europoje, turi labai smagią funkciją, su kuria galima dalintis turimų investicijų sąrašus su kitais. Pavyzdžiui, su šita nuoroda, kurią atidarius per kompiuterinę naršyklės versiją, galėsite matyti mano daugiau nei 20% metinių palūkanų pasyviomis pajamomis mokantį investicijų portfelį, kas manau gali būti nebloga vieta pasižiūrėti investavimo idėjoms. Brokeris taiko vienus mažiausius mokesčių investuojant, tai €2,02 už perkamą akciją, 2 akcijas įsigyti kainuos €2,04 ir kiekvienos papildomas akcijos įsigijimas plus 2 centai. Ir investuotojų pinigai Freedom24 brokerio paskyroje yra drausti Europos investuotojų kompensavimo fondų iki €20,000. Akcijos kodus gauti dovanų, sąlygas, registracijos nuorodą ir registracijos video gidą rasite video aprašyme. Taigi, su obligaciniais fondais yra kiek kitaip. Keičiantis finansiniai aplinkai kinta ir išleidžiamos valstybių obligacijos, dėl to senesnės obligacijos gali tapti vertingesnės už naujai išleidžiamas. Pavyzdžiui, naujai išleidžiamos obligacijos moka mažiau palūkanų, nes sumažėjo tarpbankinės skolinimo normos. Dėl to senesnės obligacijos, daugiau palūkanų mokančios obligacijos tampa vertingesnės už naujas. Tai fondų valdytojai žino ir supranta, ką daro, ir perkant bei parduodant obligacijas sugeba uždirbti pinigų ne tik iš obligacijų mokamų palūkanų. Bet yra ir rizikos, ir kokios yra tos obligacinių fondų rizikos. Tai, kad bus prarasti visi investuoti pinigai, tokios tikimybės beveik nėra, nes pavyzdžiui iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF turi savyje virš 16 tūkstančių obligacijų, iš kurių 53% yra valstybinės obligacijos. Tai visos šios šalis ir stambios korporacijos, kurioms yra paskolinti pinigai obligacijų pavidalu, turėtų bankrutuoti, kad būtų prarasti visi investuoti pinigai. Bet kas gali atsitikti, tai fondo turimų obligacijų vertė gali sumažėti, kas reiškia gali sumažėti bendra fondo vertė ir atitinkamai investicijų vertė, ir gali tekti palaukti, pakol fondo valdytojai atkurs fondo vertę, kad atsistatytų mūsų investicijų vertė. Tai pavienės obligacijos vertė kisti negali, už kiek mums pažadėta, kad jos bus išpirktos, už tiek ir bus išpirktos, bet kompanijos gali bankrutuoti, kurios išleidžia tas obligacijas, valstybės teoriškai turbūt irgi gali, ir tada bus prarasti visi investuotojų pinigai. O su obligacijų fondais gali būti taip, kad sumažėja investicijų vertė, bet taip, kad būtų prarasti visi investuoti pinigai. Aš, pavyzdžiui, net negaliu įsivaizduoti, kas turėtų atsitikti, kad 16 tūkstančių valstybinių ir korporatyvinių obligacijų taptų bevertės. Čia ir galite matyti obligacijų ETF, kurių pajamingumas yra iki 7% eurais ir iki 7,5% doleriais. Tai grįžtant prie klausimo, kur investuoti. Į obligacijas, į obligacijų ETF, į akcijas ar akcijų ETF, pavyzdžiui, 500 geriausių JAF ar 1300 geriausių pasaulio akcijų fondus. Nežinau, jeigu kažkas sako, kad žino, meluoja. Žinoti galite tik jūs patys pagal tai, kas jums yra svarbu, arba konsultantas išsiaiškinęs jūsų toleruojamą riziką, žinantis jūsų pajamas, išlaidas, finansinę situaciją, tikslus ir panašiai, bet kad užvesti bent jau kiek jūs ant kelio, kas jums galimai tiktų labiau. Pavyzdžiui, jeigu jums svarbu apsaugoti savo pinigų vertę, obligacijos ir obligacijų fondai, ETF-ai. Į ETF-us tikėtina bus paprasčiau investuoti, plus juose dirba profesionalai, kurie atrenka, kurias obligacijas pirkti, kurių ne. Jeigu gebate patys įsivertinti obligacijų išleidėjų finansinius rodiklius, gal tada galima pirkti ir pavienės obligacijas. Toliau, jeigu neturite analitinių įgūdžių ir nesivadovaujate profesionalų vertinimais ir perkate pavienės kompanijų akcijas, tai jūs net neinvestuojate, jūs spekuliuojate. O lyginant investicijų, tai obligacijų fondų ir akcijų fondų vertės svyravimus, šis grafikas gali padėti apsispręsti. Čia atvaizduojamas penkmetis iki ir šiek tiek po staigiausio ir vieno didžiausių, jei ne didžiausio ir staigiausio viename akcijų rinkos kritimo, kuris buvo per pandemiją. Oranžinė kreivė yra 500 geriausių JAF akcijų fondo vertė, violetinė JAF obligacijų fondo, žydra viso pasaulio išskyrus JAF obligacijų fondo. Kaip besvyruotų aukštyn žemyn akcijų rinka, net per didžiausią
kritimą akcijų fonde turėtas turtas išlaikė investicijų vertę labiau nei obligacijų fondai, kurie šiaip pagal bendrinį įsitikinimą turėtų būti saugesni. Tai jeigu jūsų tikslas apsaugoti savo pinigų vertę, labiau tinkamas pasirinkimas bus rinktis obligacijų investicijas. Jeigu jūsų tikslas didinti savo pinigų vertę investuojant ir žinote, kad nereikia pardavinėti investicijų, jeigu jų kaina susvyruoja, tuomet tinkamesnė priemonė bus akcijos ir akcijų ETF, akcijos, jeigu žinot, ką įsirinkinėti. Na, o čia matote pačių investicijų vertės pokyčius per pastaruosius 10 metų. Bet vėlgi, nuo tada, kai bankai pradėjo skolinti pinigus be palūkanų, tai tiem, kas turi paskolas, manau, puikiai pamena tuos legendinius laikus, kurių nepamirš niekad ir kurių vis tikėsis, bet vargu ar sulauks, ir kurių būsimi palūkanų paskolų turėtojai taipogi labai stipriai lauks, bet tikėtina nesulauks. Tai kai bankai skolino be palūkanų ir po to, kai po pandemijos buvo prispausinta labai daug pinigų, skatinant ekonomikai, pinigai prispausinti, skatinti ekonomikai, šie veiksniai buvo labai nepalankus obligacijų fondams. Anksčiau lyg ir taip drastiškai nebūdavo, tai įdomiais laikais gyvenam. Tai jeigu prie žodžio investicija ar investuoti matote žodį obligacija, tai dar nereiškia, kad tai bus saugesnė investicija, nors ir labai gali norėtis tikėti, kad pagaliau kažkas jums pasiūlė uždirbti 2-ženklės palūkanas visiškai be jokių rizikų. Taip nebūna. Nepamirškite gauti iki 20 akcijų dovanų, susikuriant Free24 paskyrą investavimui. Čia rasite detalų video gidą, užtruksite 10 minučių, sėkmingo investavimo ir pasimatome kaip visat pirmadieniais, ketvirtadieniais ir kartais sekmadieniais.